Nesenai Bedugnės pirtelėje apsilankė moksleiviai. Ką jie mano ir ką jie žino apie pirtį. Kurie jau turi patirties su pirtim, ar visi praktiškai ateina, visiškai, kaip sakant, žali? Ateina įvairių patirčių, o prieš tai mes visuomet paklausime, kad ir va šitų vaikinų klausime, kas buvo tie pirty. Ir man be galo įdomu po to sulyginti, kur jie buvo, ką jie pajuto ir kaip čia yra. Ir kai aš gaunu atsakymą, kad čia tikrai yra kitaip, tai aš lieku patenkintas, kad tuo, kad mes pasiekėme savo tikslą ir puoselėjame ten sveiką pirtį ir sveikatinimąsi. Ar tu anksčiau eidavai į pirtį? Į tokias ne, aš kai eidavau į baseiną varydavau į turkiškas pirtis, bet tokioje konkrečiai pirmą kartą žiauriai gerai, šitą labiau patinka. Turime pirtį namuose, aišku, ir tėtis nuo vaikystės vis rodydavo, kaip ten ką daryti. Ir jis, aišku, viską rodydavo, mokindavo ir taip toliau, bet manau po šio karto dabar aš jau tėtį mokinsiu, nes tikrai sužinojau tikrai nemažą dalį naujos informacijos apie viską. Kiek moksleivių spėjo apsilankyti Bedugnės pirtelėje? 1000 moksleivių apsilankė. 1000 moksleivių praėjo. Taip. Dauguma mūsų kartos žmonių turi patirtį, kad jie jau su seneliais, su tėvais užpildavo garo, po suolą gulėdavo, kvipuodavo ten per kažkokį plyšį. Tai, manau, laikas padaryti, kad tie vaikinai nebijotų pirties. Jo, tai daugumai mes ir puoselėjame ir sakome, kad tai tikrai nebus perspėjime, kad jau nebus daugiau 60 laipsnių. Tai jau reiškia žmogus pasiruošia, tai kad reiškia jau nebus karšta. Kokios pirties procedūros vyrauja pas Romualdą ir Irmą pirtyje? Daromas kaukės, įsitepame medumi, atsiglome. Vyram patiks. Jo, klauso muzikos jie, atsisėdę, užjungiama šviesa, užmerkiamas akis ir jie pabūna tyloje. Tokiu būdu kūnas pasiima tam, ką jam reikia, truputėlį susivienodina temperatūrą. Kaip lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Irmai šovė į galvą sugalvoti štai tokį projektą? Tai vaikus atvesti mokinius konkrečiai į pirtį, tai aš galvojau prieš 10 metų, nes man visada kirbėjo ta mintis, kad mokykloje mokom tikrai visokias formulės, tekstai, rašymai, o pailsėt, kaip atsipalaiduot, to visiškai nėra. Tai mes tikrai labai tuo džiaugiamės, kad vaikams patinkame ir kad pagaliau pavyko įgyvendinti tą svajonę populiarinti pirtį. Man daryti, jeigu esu labai drovus, juk nepraleisiu progos pasipirtinti pas lietuvių kalbos mokytoją. Kelia man sąnarius baisiai, oi kaip kentėt sunku. Man pirtelėje labai smagu, ji išgydo nuo visų ligų. Drybsau sau nuogutis ant lentų, o paskui šaltą upę lendu.